Sveikas! Labas rytas arba labas vakaras, gerbiami XFM radio klausytojai. Prie mikrofono Emilis Jakštys. Šiandien kalbamės su Vilniaus Bernardinų bėgikų grupe. Studijoje svečiuojasi pranciškonų vienuolis Evaldas Darulis ir bėgikų grupės narys Marius Dijokas. Sveiki, Evaldai ir Mariu. Sveiki. Sveiki. Pagrindinė 9-ojo XFM sezono Būk sveikas gija yra emocinė sveikata. Šį sezoną kalbėjomės apie rūkymą, socialinius tinklus, pornografiją, maistą, krikščionio požiūrį į jį ir kitų sveikatą, taip pat erezijas, savanorystę jaunimo linijoje. Jeigu jūs, gerbiami XFM klausytojai, norite pasiklausyti šių pokalbių, kviečiu įsijungti XFM radio stoties Būk sveikas SoundCloud paskyrą. Šioje paskyroje rasite ir mano kolegių, anksčiau vedusių šią laidą įrašus. Vilniaus Bernardinų bėgikai vienyje Bernardinų parapijos narius, Vilniaus gyventojus ir visus siekiančius sveikai gyventi. Labai džiaugiuosi, kad studijoje yra ir šios grupės įkūrėjas, pranciškonas kunigas Evaldas Darulis, kuris galės išsamiau papasakoti apie tai, kaip šita grupė buvo sukurta. Šiandien gvildensime tokius klausimus, kaip susikūrė šita grupė, kokie Bernardinų bėgikų tikslai, vertybės, galbūt susiformavusios tradicijos. Taip pat nagrinėsime, koks sporto ir tikėjimo ryšys. Taip pat galbūt pagvildensime klausimą, kaip bėgimas gali padėti vienyti žmonės, kurie kitomis sąlygomis nebūtų draugai. Kokią reikšmę bėgimas turi emociniai sveikatai. Tai gerai. Pradžioj pradėsime nuo to, kad galbūt dalis pašnekovų nežino Bernardinų grupės ir jos narių, tai paprašysiu trumpai papasakoti apie tai, kaip bėgimas atsirado jūsų gyvenime ir kokią reikšmę jis turi dabar. Tai galbūt nuo jūsų, kunige Evaldai, pradėkime. Galbūt pirmos tokios rungtynės ypatingesnės prasidėjo, tai kai studijavau Ukmergės elektromechanikos aukštesnę mokyklą. Ir aš tada lažindavausi su draugais, kas bus pirmi toje mokykloje. Aš jiems įduodavau savo daiktus, jie važiuodavo autobusu, o aš bėgdavau paskui tą autobusą. Aišku, labai daug ką lemdavo ir šviesoforai, bet dažniausiai aš greičiau nubėgdavau už juos važiuojančius, bet toks azartas nelabai buvo ten susijęs su tiesiog sportu. Kai mes paklausė, kokios sporto šakas lankydavai jaunystėje ir vaikystėje, tai aš sakydavau, lankydavau, bet tai buvo šaudymas į taikinį ir šachmatai. Bet tiesiog aš visą laiką buvau labai judrus. Ir tą pradėjau daryti jau, kai jau buvau pilnametis, suvokdamas, kad man to reikia ir sveikatai, tai aš tiesiog pradėjau bėgioti ir 90 metais, 91, tada išvažiavau 24 į Italiją, kai įstojau į pranciškonų ordiną, tada pamenu bėgiodavau tokiam Fiesoliai, ant tokios kalvos, kur Leonardo da Vinci išbandė savo sparnus, tai tuo pačiu bandydavau įsivaizduoti, kaip jis čia laviravo. Ir tas bėgimas kiekvieną kartą vis taip daugiau įėjo į mano gyvenimą. Tiesiog aš jaučiau, kad tai ir padeda emociškai pailsėti, tai tampa kaip kažkokios tai atostogos, kurias susikūri galbūt tos valandos bėgiai ir tu atkuri savo emocinę ir fiziologinę būseną, tarsi būtum savaitę išvažiavęs kažkur tai pailsėti. Ir daug kas jauti, kad kai valgai visai kitaip jautiesi, kai ir miegi visai kitaip, daug pasiekmių, kurios yra tiesiog pozityvios. Kokias distancijas jūs mėgstate bėgti? Tuo metu aš bėgiodavau maždaug, 10 km kažkur tai į dieną. Ir aš manau, kad vis tiek daug žmonių, kurie bėgioja maždaug panašią distanciją, nes kiekvieną dieną nebėgiosi, nei maratono, nei ultramaratono. Tai reikia turėti ir tame sveiką protą, tai jeigu tu nori kažką tai pasiekti netgi ir sieki rezultato, tai nemanau, kad save perlenkti arba nualinti yra labai sveika, ypač tada, kai tavo bėgimas ir tavo gyvenimo būdas ir sveikata, o ne pelno siekimas. Taip. Kaip jūs, Mariau, kaip bėgimas atsirado jūsų gyvenime ir kaip jūs pats atradote bėgimą? Tai iš tikrųjų mano tikriausiai bėgikų tarpe yra vadinamas klasikiniu jau atvejis, kai nuo jaunystės pagundų, alkoholio, rūkymo, tabako pereini prie kažko, tiesiog nebegali, jau pasieki tam tikrą ribą ir pradedi ieškoti kažko kito iš tikro. Tai tas kitas pas mane prieš 10 metų, būtent atėjęs bėgimas, aš esu tas vėlyvesnis bėgikas, nors iš tikrųjų bėgiojau dar gimnazijos laikais ir iš tikrųjų gerai bėgiodavau, bet, kaip sakau, pats nuo 18 metų užrūkiau taip, kad užrūkiau ilgam. Tai va, bet prieš 10 metų visiškai neberūkau 10 metų ir alkoholis irgi labai labai smarkiai apribotas ir
Taip atėjo bėgimas, iš tikrųjų. Atėjo nuo kelių kilometrų, 2, 3, 5 Vingio parke, nes aš gyvenu netoliese, iki dabar jau ultramaratonai, 120 kalnuose su ten 1000 vertikalių pakilimų ir panašiai. Tai šiemet esu įveikęs irgi 2 ultramaratonus, 120 km, vieną Turkijoje, vieną Italijoje. Ir dar turėjom pasaulio trail bekelės, vadinkim lietuviškai, pasaulio čempionatą. Tai jame irgi sudalyvau 40 km distancijai. Tai va taip jisai atėjo pas mane. Iš tikrųjų, kaip ir Evaldas minėjo, labai emociniai būkliai, savęs nuraminimui. Mano darbas visgi yra sėdimas ir išsekinantis emociškai. Iš tikrųjų, tai bėgimas yra tas dalykas, kuris iš tikrųjų pravalo galvą, kai tu išbėgi ir mintis nukeliauja visai kažkur kitur, ne prie darbų, ne prie reikalų. Taip. Ačiū pašnekovams už atsakymus. Kitoje laidos dalyje griebsime jautį už žakų ir pasiaiškinsime, pasmalsausime, kaipgi buvo įkurta bėgimo grupė, kuri vienyje Bernardinų parapiečius ir visus žmonės, kurie nori sveikai gyventi. Apie tai kitoje laidos dalyje. Jau netrukus. XFM. Radijas gyvenimui. Būk sveikas. Sveiki visi sugrįžę, čia laida Būk sveikas ir šiandien kalbamės apie Vilniaus Bernardinų bėgikų grupę. Šios dienos pašnekovai yra pranciškonų vienuolis Evaldas Darulis ir minėtosios grupės narys, teisininkas Marius Dijokas. Pirmoje laidos dalyje tiesiog susipažinome su pašnekovais ir kunigas Evaldas ir gerbiamas Marius pasidalino, kaip jie atrado bėgimą, kokią reikšmę bėgimas turi jų gyvenime. Skambus motyvas, kuris nuskambėjo, yra emocinė sveikata. Šis motyvas skamba ir visoje mūsų Būk sveikas laidos gijoje, todėl džiugu, kad galime atskleisti ir tikėjimo bei sporto ryšį, taip pat tikėjimo ir emocinės sveikatos ryšį. Gerai, griebkim jautį už ragų, kaip minėjau, kaipgi buvo įkurta bėgimo grupė, kuri vienyje Bernardinų bėgikus ir visus, kurie nori sveikai gyventi. Kunige Evaldai, kadangi jūs įkūrėte šią grupę, tikriausiai daugiau mažiau, kas žino šią grupę, tai žino, kad jūs įkūrėte, jeigu nežino, tai dabar jau žino, kaip ten buvo. Aš atvažiavau iš Klaipėdos į Vilnių, nes prieš tai dirbau ir gyvenau Klaipėdoje ir ten daug sportavau su Klaipėdos maratonu, esu taip pat to klubo ir vienas įsteigėjų. Ir atvažiavęs į Vilnių, žinodamas, kad čia irgi yra daug grupelių, bėgimo grupių, kurios egzistuoja mieste, pagalvojau, kad reiktų įkurti Bernardinų bėgikų grupę, kuri nepaliktų paskutinio ir kuri bėgtų kartu, be kažkokio tikslo rezultatui, bet buvimui kartu, bet tai nesusijau nei su tikėjimu, nei su religija iš tikrųjų. Aš kartais juokauju, sakau, mes turim Bernardinų grupelę ir vieną iš grupelių, daugelio grupelių, mūsų parapijoje yra apie 60 kažkur tai grupių visokiausių, yra viena, kurioje mes nesimeldžiam. Ir kurie tiesiog bėgam kartu. Ir į ją gali ateiti bet kas, nebūtinai, kad priklausantis bažnyčiai. Ir tas toks bėgimo ir tylos rezultatas yra netgi pakankamai gražus, nes per tą laikotarpį ir daugelio bėgikų vaikus teko krikštyti ir sutuokti juos pačius ir tiesiog netgi iš jų atėjo į parapijos komitetą, vienas iš jų yra Marius ir tai rodo, kad ne visą laiką svarbu tiesiog kažką įrodinėti žmonėm ir aiškinti apie Dievą arba kviesti juos į bažnyčią, tiesiog būti kartu ir tiesiog svarbu, kad mus vienytų tai, kas mums patinka, vėlgi kažką daryti kartu ir žmonės ateina, jie aš jų net neklausiu, ar jie tiki, ar jie meldžiasi, tiesiog mes bėgam. Kitaip tariant, vargu ar nesusiklostytų tokia situacija, kad jūs ir neleistumėte žmogui, jeigu jūs netiki, tai grupė yra atvira visiems, taip, ar ne? O kokį vaidmenį turi tikėjimas šiai grupiai? Jūs minite, kad tai yra grupė, kurioje jūs nesimeldžiate, jeigu teisingai suprantu, ar ne? Taip. Bet vis tiek greičiausiai didžioji dalis bėgikų yra tikintieji, ar ne? Manau, kad taip, jo. Manau, kad taip. Aš manau, kad čia nenoriu kažkokio tai apie nuopelną kalbėti.
Bet galbūt tiesiog dažnai, pavyzdžiui, kai kalbam apie kunigus, apie vienuolius, pranciškonus ar kažkokią tai kitus atstovus bažnyčios, žmonės suprasdami, kad jie yra kartu su kažkokiu bažnyčios nariu, tiesiog būna kartu. Ir tos draugystės sukūrimas, jisai duoda tą rezultatą galbūt kartais didesnį, negu kad pasakyti žodžiai iš tikrųjų. Ir iš Bernardinų bėgikų Facebooko grupės žinau, kad bėgioja ir keli dvasininkai. Norėjau paklausti, kiek dvasininkų yra įsitraukę į bėgimo entuziazmą, ar jūs pastebite, kad bažnyčioje bėgimas tarp dvasininkų populiarėja, ar tai išlieka tik tai kelių žmonių pomėgių? Sunku pasakyti, kiek jis populiarės, tikrai yra populiaresnis negu prieš 30 metų, bet taip, brolių daug kas, iš mano brolių, pranciškonų daug kas bėgioja. Karts nuo karto prisijungia vyskupas Arūnas Poniškaitis ir labai draugiškai kartu bėga, tai manau, kad tai gražu yra. Ačiū už atsakymą. Kitoje laidos dalyje toliau nagrinėsime bėgimo ir krikščioniškojo tikėjimo santykį. Taip pat kalbėsimės apie tai, ką bėgikų grupiai reiškia Lapės trasa, jeigu teisingai žinau, kas tai yra, kokia šios trasos reikšmė šiai grupiai. Apie visą tai jau netrukus kitoje laidos dalyje. XFM. Kartu gyvenimo keliu. Būk sveikas. Sveiki visi sugrįžę. Čia Būk sveikas ir kalbamės apie Vilniaus Bernardinų bėgikų grupę. Šiandien studijoje svečiuojasi pranciškonų vienuolis Evaldas Darulis ir šios bėgikų grupės narys Marius Dijokas. Praeitoje laidos dalyje kunigas Evaldas pasakojo, kaip buvo įkurta ši grupė. Taip pat pašnekovas Marius užsiminė, kaip jis atrado bėgimą ir, kaip man paaiškėjo, galbūt dalis žmonių gerbiami jūs klausytojai žinote, kad Marius anksčiau didelę savo laiko dalį praleisdavo prie įvairių žalingų įpročių, ar ne? Kaip įsiminiau, kad jūs anksčiau rūkėte, sunku dabar taip tiksliai atpasakoti, kiek tai buvo jūsų gyvenimo dalis, bet būtų labai, manau, vaisinga papasakoti, kaip bėgimas jums padėjo susitvarkyti tą gyvenimą sveikatos požiūriu, nes pats aš irgi rūkiu ir žinau, kad iš tikrųjų, kai bėgioji, tai ir rūkyti, tai tikrai yra labai tokia disonansiška veikla ir neįsivaizduoju, kaip tai galėtų atrodyti, toks dviveidiškas gyvenimo būdas. Taip, tai bėgimas ir rūkimas tikrai vienas kitam yra nepakeliui. Čia jau esi priverstas tiesiog daryti didįjį gyvenimo pasirinkimą, kaip aš sakau, o tas toks lūžis nutiko kažkada einant man ir aš gyvenu Naujamiestyje, tai lipant į kalvą Naujamiesčio yra tokie laiptai ir aš rūkiau 13 metų ir lipant tais laiptais aš užlipęs į viršų pasijutau uždusęs ir man buvo keista, nes aš šiek tiek sportuodavau, tačiau ne bėgimą. Žaisdavom futbolą ir panašiai ten, kur nereikia daug ištvermės, kad tu ten. Tai ir aš netgi ne tiek, kad nustebęs buvau, šiek tiek išsigandęs ir pagalvojau, kad man yra 30 ir aš užlipęs laiptais uždūstu. Kažkas ne taip, kažką reikia keisti. Ir tada tiesiog gavosi taip, kad pabandžiau vieną dieną nerūkyti, pabandžiau antrą, tada pabandžiau savaitę, bet kažkuo turėjau tai pakeisti. Ir aš nesu iš tų žmonių, kur ten visokius pleistrus naudoja ar gumas kramto. Ir kažkaip mano pusbrolis, kuris bėgiojo, sako, pabandykim, aš tada kažkaip su bendradarbiu dar pabandžiau, kaip minėjau laidos pradžioj, ten 3-5 km į Vingio parke. Ir kažkaip tada atsirado varžybos ir aš užsikabinau. Tiesioginio to žodžio prasme, pradėjom važinėti Lietuvoje. O kokios tai varžybos buvo? Lietuvoje padaugėjo. Ilgio distancija? Labai įvairių, sakykime, nuo 5 km iki pusės maratono, ten 21 maratonas dar nesidomėjau, nes tikrai buvau tik pradedantysis ir po tokio ilgo laiko, sako, plaučiai atsistato per 10 metų, aišku, nėra čia gal mediciniškai pagrįsta, bet taip sako. Tai be abejo, tos pasiekmes jaučiasi tiek laiko rūkius. Tai varžybos. Tada Evaldas atvykęs į Vilnių, labai greit kažkaip suradom kontaktą ir prisijungiau iš tikro prie tos grupelės
Tuo metu dar keletas narių buvo, kurie organizuodavo tos bėgimus, paskui persikeliam į Facebooką, pradėjom ten skelbti būtent šituos bėgimo eventus ir taip aš su jais dabar jau keletas metų iš tikrųjų. Ar jūs kažkaip savo bėgimo, nežinau, ar tai galima vadinti bėgimo karjera ar hobiu, ar jūs įtraukite tikėjimo dėmenį į šitą sportą, ar jūs tai matote daugiau kaip tokius atsietus dalykus? Tas tikėjimo dėmuo, jisai su manim labai ilgą laiką, iš tikrųjų, aš pats esu keliavęs daugybę metų Taize, veždavau jaunimą į stovyklas, tiek vasaros, tiek į žiemos susitikimus. Ir kažkaip man atėjimas į Bernardinų tą grupę, jinai buvo toks natūralus žingsnis iš tikrųjų. Ir kaip Evaldas pasakojo, kad ir broliai ten yra bėgiojantis, tai būtent mes nesimeldžiam, bėgimo metu tai būtų gal sudėtinga, nors gal ir ne, bet mes kalbamės, mes labai daug kalbamės ir šitai socialinių tinklų laikais, ir aš pastebiu, kas prisijungia iš naujų žmonių, tai brolis, jeigu bėga, nors vienas brolis dabar, brolis Edvinas dažnai bėga su mumis, tai būtent kažkas netgi iš naujai atėjusių bėgikų, brolis niekada netyli, jis visada kalbasi. Ir bėgdami jie visada kalbasi. Kaip minėjom, greitis yra priimtinas visiems, net patiems lėčiausiams. Tai tiek brolis Edvinas, tiek brolis Evaldas, jie visada bėgdavo paskutiniai su tais lėčiausiais grupės nariais ir ten niekada nesustodavo pokalbiai. Tai tie pokalbiai yra, kaip ir brolis Evaldas minėjo, yra dalis, manau, to religinio, nebūtinai per maldą išreikšto bendravimo. Tai tai aš matau ir man tai patinka. Ir ko gero, jeigu tai yra gyvo tikėjimo žmonės, tai tie pokalbiai neabejotinai pakryps link tikėjimo temų. Jie nebūtinai yra kažkaip sustruktūruoti, kad mes šiandien būtinai kalbėsimės apie Jėzų, bet jie tiesiog natūraliai išplaukia iš žmonių lūpų. Taip, spontaniškai gali būti ir apie bažnyčios gyvenimą, ir apie dar kažką. Taip, čia net nebejoju, kad tai būna. Ir pats kalbuosi apie tai. Ačiū už atsakymus. Kitoje laidos dalyje kalbėsimės apie Lapės trasą ir smalsausime, kas tai yra. XFM. Klausau ir gyvenu. Būk sveikas. Sveiki visi sugrįžę, čia laida Būk sveikas ir kalbamės su Vilniaus Bernardinų bėgikų grupe. Studijoje yra kunigas Evaldas Darulis, šios grupės įkūrėjas, ir vienas iš šios grupės narių, teisininkas Marius Dijokas. Ankstesnėje laidos dalyje nagrinėjome, ką ši grupė reiškia pašnekovams, kokią reikšmę krikščionio gyvenime turi sportas. Marius pasidalino, kokią reikšmę jo gyvenime turėjo bėgimas, kaip jis atsisakė cigarečių. Ir viena įdomybė, kuri yra sutinkama Bernardinų Facebook'e, Bernardinų bėgikų Facebook'e, yra Lapės trasa. Lapės trasa, kuri, jeigu Facebookas nemeluoja, jis tikrai nemeluoja, yra Karoliniškių draustinyje. Papasakokit, kuris norite arba abu, kodėl šita trasa yra smagi Bernardinų bėgikam, kodėl yra svarbi, kokia yra jos reikšmė. Kaip ji vizualiai panaši į lapę, tas reljefas, kai išbėgioji, o jinai smagi todėl, kad netgi žmogus, kuriam galbūt nėra labai lengva bėgti, bet jis papuola į tą tokią, jaučiasi kaip laukiniai gamtoji. Mes pabūnam gamtoji iš tikrųjų. Yra netgi buvo keletą kartų, kai teko praeiti tą trasą, beveik visiškai net nebėgant, nes ateina į grupelę žmogus, kuris prabėgo kokius 2 kilometrus, staiga prieš statų įkilimą įkilęs supranta, kad jis jau jėgų nebeturi. Ir nieks ten iš jo nesišaipo, nieks ten neprašo jo grįžti atgal
trumpesniu keliu į mašiną ir eiti namo, bet tiesiog visi draugiškai, netgi tie, kurie yra greiti, išbėga į priekį, suka ratukus, laukia, jiems gaunasi galbūt daugiau kilometrų, bet va toks aš taip pavadinčiau buvimas gamtoje, skirtingai negu bestebėgimas, nes ten tu ir pakyli, ir pasilenki, ir pralendi pro medį, gal peršoki per medį, žiemą slidu, vasarą žydi gėlės, medžiai, pavasarį atbunda gamta, rudenį būna taip, kad su grybais parbėgo, aš, pavyzdžiui, jeigu bėgu asmeniškai, tai daug tokių visokiausių mažų elementų, kurie mane ir tikiuosi, kad kitus tiesiog pradžiugina, būtent tame bėgime, o pati forma to, kaip jau minėjau, man buvo panašiai į lapę. O kaip jūs tai atradot, iš žemėlapį pamatėt? Ar... Pačiai pradžioje, kai atvažiavau į Vilnių, tai aš apvažiavau visus Vilniaus pakraščius dviračio. Tiesiog ieškojau trasų ir bėgimų, ir pasivaikščiojimui. Ir tada Karoliniškės man labai patiko, važiavau MTB dviračių, tie nusileidimai tokie greiti ir galbūt ir tokie nelengvi, reikia būti atidžiam, nes pavojingi. Ir po to toks GPX yra internete, kurį gali susirasti ir įsidėti į telefoną. Ir aš atradau tokią atkarpą mažą, kurią kažkas jau buvo prabėgęs iš tikrųjų. Man tai buvo dalis ir Kernavė Vilnius ultramaratono dalis ir ta atkarpėlė maža, kuri yra praktiškai jau grįžime iš Kernavės į Vilnių, ją subėga sportininkai, kurie dalyvauja tose varžybose. Ir kadangi vis tiek tą ciklą ratą kaip ir užbaigė, tai jisai trupučiuką pakito, bet tai buvo ta atradimo tokia kaip prieš istoriją iš tikrųjų. Kaip jums, Mariau, ar jums asmeniškai patinka ši trasa? Taip, iš tikrųjų, kaip Evaldas ir minėjo, jinai būtent atsivaizduoja GPX pagalba ir žemėlapyje galima matyti ją kaip lapę. Tiesa, aš pats buvau sugalvojęs ir netgi vadinau voveriuko trasa, bet ta prasme, konflikto tarp mūsų nekilo, visgi turėjau pripažinti, kad labiau panašu į lapę. Ir... Čia voveriuko trasa, tai kažkaip gal lengvesnė versija, ten kur nors kampelį. Ne, man tiesiog iš pradžių tas atvaizdas žemėlapyje pasirodė labiau į voverę panašus, bet paskui ilgainiui ir dažnai ją bėgant, iš tikro visgi ta uodega labiau yra lapės ir aš pripažinau ir pasakiau, kad taip, čia yra lapės trasa, o tada prigijo pavadinimas, tada prigijo tas nuolatinis ilgis. Brolis Edvinas yra sukūręs netgi, nežinau, ar žmonės žino, bet tikriausiai bėgantis naudojasi, Stravoje vadinasi segmentas. Tai tas segmentas yra visas 6,3, būtent lapės trasa, 6,3 km, sukurtas visas segmentas, kurį subėgus tu gali ten būti ir lentelėje, kelintas tu ten subėgai ir panašiai. Bet kaip brolis Evaldas minėjo, niekas nesistengia subėgti. Tiesa, aš esu subėgęs, bet vienas pats greičiui, sakykim, bet bėgant antradieniais su Bernardinų grupelė visi stengiasi, palaukia, subėgia į kalną, laukia jo viršuje lėčiau judančių ir panašiai, o kalnų ten netrūksta, 300 vertikalių metrų, bėgikai žinos, ką tai reiškia, per 6 km tai yra pakankamai aukšta trasa, tai mes visi būtent visada grįžtame būriu. Nebūna taip, kad kažkas atsiplėšęs grįžta pirmas apsukęs būtent laputės trasą. Kitaip sakant, Bernardinų grupė nėra ta grupė, kurios nariai turi atitikti kažkokius ypatingus normatyvus, kad būtų joje. Tai yra grupė, kurioje gali prisijungti kiekvienas, kuris gali bėgioti, eiti jam palankiu priimtinu tempu ir būti priimtas, ne? Teisingai suprantu. Tai yra grupė, kuri netaiko kažkokių išskirtinių fizinių normatyvų. Tikrai taip, jokių normatyvų nėra. Mes bėgiojam ne tik lapės trasą, išbėgam ir kadangi, kaip žinia, Bernardinų bažnyčia yra miesto širdy, miesto centre, būna atitinkamos kartais sąlygos, gal tikrai būna labai slidu, kartais būna grynas ledas miške, pavyzdžiui, palijus ir užšalus, tai bėgam ir mieste. Ir yra buvę atveju iš tikrųjų, kai yra tekę mieste eiti bėgikams ir, įsivaizduokit, kaip tai. Ir iš tikrųjų tai yra tas dalykas, kuris moko kantrybės ir pakantumo kitam, kuris, pavyzdžiui, negalėjo bėgti ir tuo metu, man atrodo, atsimenu, būtent su Evaldu ir buvo tas bėgimas, kai žmogus, tikrai jisai negali bėgti netgi
tokiu greičiu, kaip mes bėgam lėtai. Ir jis tiesiog apeina tą trasą. Ir mes bėgikai, kaip ir sakiau, mes nepaliekam ne vieno. Ir kad ir kažkiek priekė, bet vis bėgdami pasižiūrim ir sulaukiam netgi tų einančių. Tai yra buvę ir tokių atvejų. Bet kantrybės ir pakantumo mokykla čia yra fantastiška. Ačiū, kitoje laidos dalyje toliau nagrinėsime Lapės trasą, ką Bernardinams reiškia bėgimas. Išgirsime tai, ką kunigas Evaldas norėjo pasakyti, bet dabar turime greitai išeiti į muzikinę pauzę. Likite su mumis ir netrukus pasimatysime. XFM. Kartu gyvenimo keliu. Būk sveikas. Sveiki visi sugrįžę. Kalbamės su Vilniaus Bernardinų bėgikų grupe, kunigu Evaldu ir šios grupės nariu, teisininku Mariumi Dijoku. Praeitoje laidos atkarpoje nagrinėjame bėgimo reikšmę ir smalsavimą, ką reiškia Lapės trasa. Asmeniškai labai įdomus motyvas bėgime yra santykis tarp tikėjimo ir sporto. Ir iš tikrųjų prisipažinsiu, dažnai stebiu įvairius sportininkus ir matau, kad sportas nebūtinai priartina žmogų prie tikėjimo. Iš tikrųjų yra žmonių, kurie, artėja prie kažkokio kūno idealo, fizinių parametrų išpildymo, bet jų charakteris rodo tikrai tokį nepagarbų, kartais atšiaurų elgesį, tokį galbūt susireikšminimą. Ir jūs, kunige Evaldai, prieš laidą man pacitavote vieną bėgiko mintį, kuri, manau, būtų įdomi ir klausytojams. Kaip jis skambėtų? Taip, kartais, kai žiūrime įvairias ten sporto laidas, ar internete kartais tenka pamatyti žmogų prieš pradedant šuolį, bėgimą, išėjimą į futbolo aikštę, darant kryžiaus ženklą. Teko skaityti vieno irgi tokio garsaus japonų rašytojo, tuo pačiu ir bėgiko, ką aš kalbu, kai kalbu apie bėgimą, tai yra čia Haruki Murakami, taip jisai sako, aš kalbu mantras, kai bėgo. Ir vienas iš irgi labai garsių bėgikų, Haile Gebrselassie, jisai vienam dokumentiniam filme, kuriame iš jo ima interviu, jisai sako, bėgdamas visada meldžiuosi, kai sunkiai bėgdamas dirbu, man padeda Dievas. Jeigu Dievas nepadėtų, mano darbas nueitų veltui. Ir jisai yra gimęs tokioj paprastoj šeimoje, kur jie labai daug dirbo. Realiai jo jėga yra iš to, kad jisai dirbo žemę ir padėjo šeimai. Ir tas paskui jo bėgimas, ir kai jisai tampa populiariu, jisai vis tiek neatsiejamas yra nuo jo santykio su pačiu Dievu ir malda. Ar jūs pastebėjote, kad tikėjimas gali priartinti žmogų prie sporto arba atvirkščiai sportas prie tikėjimo? Čia priklauso, manau, kad nuo intencijos. Kai bėgu su žmonėm, aš dažniausiai kalbu, kaip jau Marius minėjo, bet kada aš bėgu vienas, tai aš labai dažnai tiesiog, tai patinka sakyti, skanduoju, nes pagal ritmą turi skanduoti, dažniausiai tai būna širdies malda ir tą aš tikrai dažnai darau, o kai jau ultra bėgimuose, tai jau ta ilga distancija, kurioje reikia ištvermės, jinai tampa tiesiog tokiu, kaip pasakyti, tokiu kažkokiu mistiniu ir egzistenciniu buvimu kūrinyje ir santykėje su Dievu. Jinai net nebūtinai, kad išsakoma, bet va, tas toks, visas toks suvokimas ir buvimas, va, tame matyti žmonės su ištverme, su ryžtu, tu visą tai susieji su Dievo malone. Iš tikrųjų, man bent jau tai būna, aš kai matau ten finiše verkiančius, ten besidžiaugiančius, aš tą susieju su tiesiog kūrėjo malone, kur žmogus tiesiog gali perlipti save ir pasakyti, aš galiu. Ir to dažnai reikia mūsų kasdienybėje. Kalbant apie priklausomybės, apie įvairias ydas, to tiesiog reikia kasdienybėje. Ir būtent tas perlipimas ir įveikimas to, ko tu galbūt net neįsivaizduoji, kai prabėgi, ką aš žinau, 130 km, 128 ir atrodo, kad tai galbūt neįmanoma, bet pasirodo, kad tu gali ir ta tokia... Vis tiek tu supranti, kad tu esi mažas prieš Dievą, bet didelis tame, kas yra tavo ryžtingumas. Tai yra tavo ne vien tik tai fizinio, sakykime, gebėjimo įveikti dalis, bet tai yra ir antgamtinio gebėjimo. Tai yra emocinė, dvasinė, psichosomatinė ištvermė, kur yra reikalinga išmintis, neužtenka fizinių jėgų, tai labai svarbu. Ir man asmeniškai
bėgant tokios mintis ateina, nes aš bėgioju iki pusmaratonio. Aukščiau pusmaratonio aš nesu dar bėgęs, turiu aišku planų nubėgti maratoną, bet kol kas pasilieku pusmaratonio distancijoje. Tai toks išgyvenimas, kad tu turi labai daug gyvenime ir ta sveikata, jinai bet kada gali pasitraukti. Tai kad tu gali tai daryti, iš tikrųjų man parodo, kad aš turiu labai daug, nes tai yra tam tikrą prasme prabanga bėgioti, ar ne? Kaip jūs, Mariau, kokios mintis kyla? Tikrai taip. Ir jūs labai gerai šios dalies pradžioj paminėjot, kad nubėgti distanciją, tiksliau, bėgimas bėgamas ne tik kojomis, o bėgamas ir galva, kaip mes sakom. Tai jeigu tu būsi arogantiškas, piktas bėgikas, kad ir labai greitas, taip, tu nebūsi tas, nesvarbu, kad tu būsi elitas ar ne elitas, kaip čia be pavadinsi, tai tas bėgimas ir pirmiausia sutarimas su galva yra labai svarbu. O pačios distancijos ilgis ar kažkas jau yra visiškai kiti dalykai. Tai, kaip Evaldas ir minėjo, iš tikrųjų buvimas tame santykyje net ne su Dievu, bet gal tiesiog ypač ilgose distancijose. Aš pats bėgdamas iš tikrųjų ir bėgdamas ilgas distancijas, aš irgi kartoju tam tikrą maldą, ypač kai pasidaro sunku ir atrodo nebegali tęsti ir tada iš kažkur tikrai ateina tos atgamtinės jėgos, kažkas, ko tu galbūt nesuvoktum paprastam gyvenime, tiesiog. Ar dar norite, Valdai, kažką pridėti? Pridėsiu, kai aš, Marius ar kiti bernardinų bėgikai bus šalia tų, kurie nori kažką išgirsti, galės ateiti antradieniais 18:30. Kviečiam tikrai. Prie Mickevičiaus paminklo, ne? Jo. Arba Karoliniškėse. Jo, reikia tiesiog sekti Facebook. Jo, reikia sekti, nes tie mūsų renginiai būtent ir turi skirtingas vietas. Jeigu bėgam mieste, tai prie Mickevičiaus paminklo, jeigu bėgam Karoliniškių lapę mūsų mylimą, tada susitinkam prie Vingio parko tilto. Taip, ir bernardinai bėgioja ir žiemą. Taip. Aišku, reikia, naudodamasis radio eteriu, atkreipiu dėmesį, kad žiemą bėgioti reikia atsakingai. Teko pačiam matyti ir nelaimingų atvejų, kada yra slystama, krentama, tai būkite atsargus. Dėkoju pašnekovams, kunigui Evaldui Daruliui ir teisininkui Mariui Dijokui, bėgikam, ultramaratonininkam, bernardinų bėgikų grupės nariams. Primenu jums, gerbiami XFM radio klausytojai, kad pagrindinė 9 XFM sezono Būk sveikas laidos gija yra emocinė sveikata. Šį sezoną kalbėjomės apie rūkymą, socialinius tinklus, pornografiją, maistą, erezijas, sveikatą, savanorystę jaunimo linijoje. Jeigu norite pasiklausyti šių pokalbių, tai galite padaryti įsijungę XFM radio stoties Būk sveikas SoundCloud paskyrą. Šiandien kalbėjomės apie bėgimą, tikėjimą ir bernardinų bėgikų grupę. Jeigu norite pasiklausyti šio pokalbio antrą kartą, galite padaryti tai rytoj, ketvirtadienį 22 val. Jūsų nuomonė yra svarbi, todėl galite pastebėjimus, pasiūlymus rašyti man į elektroninį paštą jakstys@gmail.com. Sudie ir iki kitų kartų. Visai geriausia.